filmuoji, taip žinai, 3 valandas tavi kankin, parodo 5 minutus, o tai kur viskas kits, kur ką, aš čia tiek sėdėjau, žaliau, nusivarvinau. Ir čia tik tai tiek to filmą, eik tu peršt. Eisime mes van akmens, matau, žiūrėk, koksai puntuks. Sveikas, Gabrielė, tai sveikas. Susitinkam tikriausiai Lukuose šiemet pirmą kartą. Greičiausiai, nes sezonas tik tai prasidėjo, tręšimai didieji įvyko ir dabar aktualiausia tema tikriausiai bus piktžolių naikinimas. Esame Kelmės rajone Užvenčio seniūnijoje pas ūkininką Algimantą Vaupšą. Algimantas augina labai daug Bright veislės kviečių ir mes esame viename iš šitų kviečių lauke. Kaip matome, pasėlis tikrai atrodo gerai šiam metų laikui. Tai jeigu trumpai apie priešistorę, tai pernai metais priešsėlis buvo žieminiai rapsai, Excited'as. Algis sėjo šį lauką ir visus laukus, kurie buvo po žieminių rapsų, rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje. Kai paklausiau ūkininko, kodėl jis pasirinko tokią, sakykime, labai ankstyvą tą datą, tai buvo toks komentaras, kad kadangi yra kalnuota vietovė ir kaip prilyna, nebėra galimybės pasisėti, tai Algis sako, geriau anksčiau, negu iš vis, kad nepasiečiau, nes sako, tikrai eilę metų turėjau tokių problemų, kad po to nebeini tos kalnus įvažiuoja, dėl to jis buvo sėtas rugpjūčio pabaiga, rugsėjo pradžia, kadangi hektarų apie 400 žieminių, tai tas sėja ir išsitęsia. Tai pagal visą tą išsivystymą teko jau dabar tose laukuose ir Šakių rajone būti, ir Kauno, ir Kėdainių, kur visada būna labiau tokie pažengę. Tai tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad labai gražus kviečiai ir labai stiprus pasėlis atrodo. Tai kaip Kelmės rajone, tai manau, nuostabiai atrodo. Aš tau tikrai pritariu, nes ir pats buvau nustebęs, kai šiemet prieš gerą savaitę važiavom su ūkininku per laukus, tai kažkaip taip įsivaizdavau, kadangi, kaip ir sakau, buvo sėta anksti, tai bijojau to momento, kad pasėlis peraugs ir tada gausis daug tokių pašutimų, nes kai daug masės lapai užkrenta ir jeigu būna sniego, visą laiką tas pasėlis taip atrodo negražiai ir pašutė, bet kadangi šiemet žiemos kaip ir nebuvo tik vasario mėnesį, kažkokia to šalčia, tai kaip ir atsipirko tą ankstyvesnę sėją ir ūkininkas iš tikrųjų anksti padavė azoto ir pagal, sakykime, pasėlio būklę ir patį pasėlį yra planuojama apie 200 veikliąją medžiagą azotą atiduoti ir buvo atiduotas dabar birus azotas, dar ateityje laukia ir kasas ir kiti produktai. Dabar, kadangi buvo, sakykime, panaudota augalų apsauga iš rudens nevienodai, kažkur buvo purkšta ir nuo 1 skilčių ir nuo 2 skilčių, kažkur tik tai nuo 2 skilčių, šitame lauke buvo panaudotas produktai adjungtas su Kevino, bet labai gerai matosi pradžioj, kur nesupurškimas, tai gal mes po to parodysim. Ir dabar galvojame čionai naudoti kažką tai iš tokių persipurškimui nuo 2 skilčių. Ir žinau, kad Invigo turi labai šaunų produktą naują Fundamentum, tai gal trumpai apie jį. Tai šiemet jau ūkininkam Lietuvos pristatėm. Ir dabar visur skelbiam informaciją apie mūsų tą naująjį herbicidą dviskiltėm piktžolėm kontroliuot Fundamentum 700 VG. Tai produktas yra skirtas dviskiltėm piktžolėm, kaip tu minėjai, naikint. Ir jau iš pavadinimo galime spręsti, kad tai yra galingas produktas. Už tai, kad 700 VG reiškia 700 gramų kilogramą veiklių medžiagų. Tai jeigu kalbėt dar detaliau apie veiklias medžiagas, tai yra 3 veiklių medžiagų produktas. Į sudėtį įeina fluorasulamas, tribenuronmetilas ir metsulfuronmetilas. Tai iš tikrųjų tokios, kaip sakyt, klasikinės ir labai populiarios veiklios medžiagos javuose. Ir toksai, mes tokio produkto kaip ir neturėjom, nes
turėdavom kažkokius mišinius daryti, o dabar visos Jo. tos 3 į 1 sujungta. Jo, tai čia ir yra esmė, kad su fundamentum ūkininkas gauna tokius privalumus, kad su tikrai maža norma atiduoda stiprų purškimą, 3 veiklios medžiagos, ne 2 ar ten ne 1, iš karto 3, tai tikrai patogus naudojimas ir spektras yra labai platus. Fundamentum yra registruotas žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose ir iš vasarinių kultūrų tai vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai. Tai irgi priduoda lankstumo, nes daug kokiose kultūrose galima naudoti. Dėl panaudojimo laiko fundamentum žieminiuose javuose galima naudoti nuo ankstyvų labai tarpsnių iki labai vėlyvų tarpsnių, tai yra iki vėliavinio lapo tarpsnio. Tai labai gerai. Tai labai platus panaudojimo langas, tai kas irgi duoda lankstumo produktui ir to pačiu aišku ūkininkui. Jeigu vėliau sudygs piktžolės, vienu žodžiu, tu gali, Taip, mes galim, jo dar ir sugaudyti, nes dažniausiai būna iš visų tų herbicidų, kuriuos pavasarį naudojam, trumstas lanksti turi arba 32, 33, dar tie orai kaip jį nelabai leidžia ir dėl to, o norisi visada pasigauti, vienu šūviu pasigauti visas piktžolės. Taip. Tai mes dabar mūsų yra taikinys, kad ir vat, kaip šiame lauke, tai persipurkšti, sakykim, tas piktžolės, kurios va, ten ar nesusipurškia ar kas, tam perpurškimui vadinamui, bet taip pat tikrai dygs, dar duos drėgmės ir pradės dygti naujos piktžolės. Tai mes norėsim išlaukti maksimaliai tų naujų piktžolių, kad būtų skaičius kuo didesnis ir susinaikinti tas, kurios senbuvės jau yra, kurios, sakykime, liko nuo rudens. Tada dar turiu klausimą, kadangi yra, kaip ir sakiau, laukų, kuriuose nenaudotas produktai nuo vienaskilčių, ar galima būtų jį maišyti su mūsų brodvėjais Staru? Jo, galima be problemų. Galima fundamentum maišyti su įvairiausiais irgi herbicidais, galima ir su augimo reguliatoriais, su fungicidais be problemų. Tai jeigu kalbant, kad prisidėt kažką nuo vienaskilčių piktžolių, tai puikiai tinka tas pats į mišinį brodvėjai Staras. Tai ten iš vis gaunasi labai daug įvairių veiklių medžiagų vienu purškimu. Tada galima daryti su pinoksadeno veiklia medžiaga, tai su oksialiu, sakykim. Tada galima daryti fundamentum purškimą taip pat su herbistaru mūsų, fluoroksipyru. Čia ryšium su tuo, kad daug kur Lietuvoje yra tokių atvejų, kad daržinė žliūgia. Jo. Problema ir būtent pripratus sulfuronų grupiai. Jo, turinti atsparumą sulfuronų grupiai. Tai ko puikiausiai galima padaryti fundamentum, mišinį su herbistaru, tai taip tada mes susinaikinam ir atsparias žliūgės. Bet jeigu nėra to atsparumo žliūgiai, tai faktas, kad užtenka vieno fundamento. Dabar dar klausimas, nes, kaip ir paskutinį keletą metų, tokia atrodo, kaip ir sakykim, nepikta piktžolė, kaip aš vadinu, bet, pavyzdžiui, rugiagelė būn, kad iš rudens jos nepaimam ir pavasarin jau būn ganėtinai didelė ir yra, kaip ir nėra gal iš tų, kurie, sakykim, turėtų jų būti didelis skaičius pasėlį, kad gautum kažkokią derliaus nuostolį, bet, ar šitas. Jo, tai dabar dėl rugiagelės, tai jeigu imant, nagrinėjant patį fundamentum, pačią sudėtis fundamentum, tai tribenuron metilas visi žinom turi poveikį rugiageliai, fluorosulamas taip pat turi poveikį ir trečia veikli medžiaga metsulfuronas, mentsulfuron metilas taip pat turi poveikį ten tai rugiageliai. Tai stiprus. Ten viena, sakykime, veikli medžiaga ten kažkiek daugiau turi to poveikio rugiagelį, kita mažiau, bet visos 3 jos tikrai padaro stiprų efektyvumą nuo rugiagelės. Dabar dar tada klausimas, kas irgi yra aktualu, temperatūros purškiamas, nes ūkininkai, kaip sakyk, jau čia vėsų, čia ar galima ar negalima, nes jeigu ten, sakykime, oksinų grupės, tai reikalinga aukštesnė temperatūra, kaip yra su fundamentum? Su fundamentum yra dėl temperatūrų, tai irgi lankstumas labai didelis, nes produktas veiksmingas yra, kai purškimo temperatūra mažiausia gali būti 5 laipsniai šilumos. Tai iš tikrųjų nėra jokių baimių, kad ten reikia šilumos ar dar kažko. Aišku, ten
reikia atsižvelgti, niekada nerekomenduojama daryti purškimų, jeigu ten naktį kokios šalnos nusimato ar dar kažkas. Ar labai jau neigiamas tos temperatūros ilgą laikotarpį, va, kaip ir dabar, kad mes turim šitą visą savaitę labai vėsi, tai čia su minusiniam temperatūrom naktį, tai faktas sustoja visi darbai yra, bet šiaip, kai jau atšyla ir nėra minusinių temperatūrų, tai minimali temperatūra 5 laipsniai yra fundamentum reikalinga. Tada dar kas yra aktualu, sakykime, dažniausiai po kviečių siejam rapsus, taip? Tai sėjomainoj, kadangi yra sulfuronas, tai koks tas turėtų būti žemės dirbims, ar ten reikia kažką tai giliau suarta, kaip kad nebūtų streso? Tai vat, dėl fundamentum irgi labai yra paranku naudoti ir sėti rapsą po to, nes visiškai neturi jokio poveikio sekanti, sakykime, kultūrai tą patį lauką, kai rapsas ateina. Sėjomainos kultūrai, supratau. Tai Lenkijoje irgi, kad pateikt pavyzdį, Invigo Lenkijoje fundamentum pardavimai yra labai dideli ir produktas labai populiarus ir nėra buvę jokių atvejų, kad, sakykime, ūkininkai nusiskundimus pateiktų, kad ten, tarkim, purškia fundamentum žeminiuose kviečiuose ir paskui pasėjo rapsą ir kažkokios problemos. Tai nėra jokių tokių apribojimų, kad negali sėti. Tai faktas, jeigu ten būtų jau istorinė kažkokia sausra ir ten tą rapsą visiškai sėtumėm barstydami ant žemės ir be jokio žemės dirbimo, tai tada, bet čia ne tik fundamentum ir kitiem herbicidam. Tai ir norėjau sakyti, kad čia tas galioja ir kitiem. Aišku, yra rinkoje tų herbicidų kitų, piktesnių gal, sakykime, tai ten reiktų labiau su kitais herbicidais kreipti dėmesį ir dėl sėjomainos su rapsu. Kokiose situacijose, kokias rekomenduojat normas? Tai situacijos yra kelios, pagrindinės aišku 2 turbūt. Tai pirmas variantas, kaip šiuo atveju mums reikia persipurkšti, rudenį jau daryti purškimai ir tiesiog tokie pataisimai. Tai faktas, kad galima rinktis mažiausias normas fundamentum, o jeigu rudenį nėra purkšta arba turim išskirtinai didelės piktžolės, tai faktas reikia laikytis kuo didesnių rekomenduojamų normų. Ir aišku, dar reikia pabrėžti tai, kad fundamentum herbicidas naudojamas ir rekomenduojamas naudoti su lipnia medžiaga. Tai jisai irgi galima naudoti su mūsų lipnia medžiaga, Asistent Plus, taip pagerindami herbicido efektyvumą. Bet aš besąlygiškai naudoju, vis tiek rekomenduoju naudoti su lipnia medžiaga. Ja, kadangi normos yra nedidelės, mažos, tai produktas koncentruotas labai, tai būtinai reikia su ta lipnia medžiaga, sakyčiau. Viena iš veikliųjų medžiagų yra metsulfuronmetilas. Jinai nėra labai dažna veiklioji medžiaga, tai gal biškį plačiau apie ją. Jo, jeigu kalbant plačiau, tai tikrai Lietuvoje dažniausiai naudojamos veiklios medžiagos javų perpurškimui tam pačiam pavasarį nuo piktžolių, tai fluorosulamas tribenuronmetilas. O čia fundamentum yra ta trečioji veikli medžiaga metsulfuronmetilas, tai jinai irgi pastiprina fluorosulamo ir tribenuronmetilo veikimą, pagrindinės piktžolės, prieš kurias sustiprinamas veikimas. Kitų 2 veiklių medžiagų, tai metsulfuronas sustiprina nuo ramūnių veikimą, tada kas aktualu nuo tų mėlynai žydinčių piktžolių, tai notrelė raudonžiedė, paskui rugiagėlė, tada trikertė žvaginė, dirvinė našlaitė, tokios agresyvios, sakykime, piktžolės, kurios jau būna sunku pavasarį tvarkytis. Ir dar irgi kitas yra niuansas su metsulfuronmetilu toksai, kad jeigu fluorosulamas ir tribenuronmetilas, jos daugiau veikia piktžolės per lapus, tai kontaktinis toksai veikimas, o metsulfuronmetilas turi ir dirvinio poveikio. Supratau. Minimaliai, bet turi daugiau negu fluorosulamas ir tribenuronmetilas. Trumpai, Gabrieli, gal apie pagrindinius keletą privalumų būtent fundamentum 700 UG. Tai pirmas privalumas, aišku, yra efektyvumas. Tai fundamentum turi labai platų piktžolių spektrą. Tada lankstumas. Tai fundamentum galima naudoti, kaip sakiau, iki vėlyvinio lapo.
ir prie žemų temperatūrų, tai ir labai anksti, ir labai vėlai. Tada patikimumas, tai Lenkijoje, kaip sakiau, labai populiarus produktas ir Lenkijos ūkininkai tikrai išvelgia tame produkte patikimumą ir daug metų jau naudoja ir nesiskundžia niekom. Tada, aišku, kaina ir patogumas naudoti. Tai patogumas naudoti tas, kad mes turim 3 veiklės medžiagas ir labai stiprų galingą produktą vienoj granuliai, sakykime. Ir dar tave papildyčiau, plus jis tinkamas maišymui su kitais augalų apsaugos produktais. Jo, tai čia irgi pridėti turbūt reikia prie patogumo, prie lankstumo, nes tiek su visokiais kitom augalų apsaugos priemonėm, tiek su augimo reguliatoriai, fungicidai ir kiti herbicidai. Tikrai aktuali tema, nes mūsų ūkininkai mėgsta jie daryti bombinius mišinius, tai tas irgi yra labai aktualu. Jo. O kaip, Egidijau, kaip jūs planuojat, irgi šitą produktą su ūkininkais, kaip žiūrit, kaip planuojat naudoti? Iš tikrųjų, taip, per savo pavasarinius seminarus pristatinėjom šitą produktą. Susidomėjimas didžiulis, aš įsivaizduoju, kad ir pagal Lenkijos bandymus, pagal viską, kad tikrai yra daug šito produkto jau parduota. Dabar jau kitą savaitę prasidės purškimai ir pasižiūrėsim jo veikimo laukuose. Bet aš galvoju, kad tikrai bus dideli pardavimai ir matau, kaip sakyt, šviesią ateitį šitam produktui, nes jis užpildys rinką tais produktais, tas produktas užpildys rinką, nes tokio produkto nebuvo ir nebereikės daryti kažkokio patiem maišytis. Tai manau, kad tikrai patogu, kaina, kaina, efektyvumas, viskas, ko reikia mūsų Lietuvos ūkininkam, nes Lietuvos ūkininkai visada jie nori, kad gerai būtų, už prieinamą kainą, efektyvų, žodžiu, visų tų. Pasižiūrėsim, kas po rudeninio purškimo dar yra likę, bet jau vizualiai matosi, kad čia tų piktžolių tikrai bus. Jo, ir jau naujo dygimo labai daug yra. Jo, ir pasižiūrėkim tada, Gabrieliau, kokias vyraujančias piktžolės, ką tu matai? Tai matosi ramūnės, našlaitės. Čia kadangi dar po rapsų rūgtis pradėjusias lyst pavasarį, dabar šviežiai. Tada notrelių visokių čia yra, lipikų mačiau, dar čia praeinant, dabar šitoj vietoj gal nėra. Ir čia kadangi po rapsų tas braitas yra. Tai rapso pabirų labai daug. Tai fundamentum irgi privalumas yra tas, kad rapso pabiras nesvarbu, ar jos mažytės, ar jos didelės, tai puikiausiai susitvarko. Irgi labai aktualus. Taip, nes nereik papildomai kažko dasidėti, nes dažnai būna, kad jama, bet rapso pabirų neėma. Herbicidas reikia kažko dasimaišyti, tačiau viskas viename. Ir dydis rapso. Čia dabar mes matom mažiukas rapsas, tai čia iš vis jokių problemų, susitvarkys labai lengvai. Iš rudens yra suformuotas tikrai geras, tankus pasėlis. Taigi dabar artimiausiu metu, tai kitą savaitę atšilus oram planuojame herbicidinį purškimą nuo žolių. Ir kadangi pasėlis tikrai produktyvus, tai tikimės didelio derliaus ir gerų kokybinių parametrų. Ir lipiko dar yra. Tai šitą lipiką irgi fundamentum be problemų sudaros.